Skambučio šventėje. Dėkui. Ir paskutinį skambutį pradėsim muzikinę gaidą ir kūrinį mums dovanoja mūsų laidos abiturientė, Vytautė Galdikaitė, atliks kūrinį pavadinimu Gulbė. Tai pasiklausykime. Mėlieji, mes, 12-okai, užžengėme į kitą gyvenimo etapą. Baisu, neramu, tačiau tuo pačiu ir smalsu, kur tie permainingi vėjai mus nupūs ir kur atsidursime. O paliekame jūs tikrai netuščiomis. Kiekvienas laidos turėdavo tradiciją kitoms laidoms palikti austą juostą. Tačiau tų juostų jau prisikaupė labai daug, todėl mes, 26-oji laida, norime pradėti naują tradiciją – sukurti Vėtrungio alėją. Mūsų mokykla yra glaudžiai susijusi su vėtrungėmis ir tą žino visi. Vėtrungė nėra tik daiktas, mechanizmas skirtas vėjo krypčiai nustatyti. Vėtrungė turi kur kas gilesnę reikšmę. Tai lyg kelrodis, lyg orientyras kiekvienam iš mūsų. Ir net ir pučiant stipriausiams vėjams, vėtrungės išlieka tvirtos, nepasimeta, toliau atlikdama savo funkciją. Taip ir ateities kartoms linkime nepasimesti, neišsigąsti neapibrėžtumo sūkuriuose, o drąsiai siekti savo tikslų, svajonių ir drąsiai skrieti permainų vėjuose. O kad tai padaryti būtų lengviau, mūsų laida, 26-oji laida, dovanoja pirmąją Vėtrungę ir trečiokai tikimės, jog šią tradiciją perleisit ir ateities kartoms, nes būtų tikrai nuostabu atvykus čia po daugelio metų rasti daugybę kelrodžių vėtrungių. Ačiū. Laura, nubėg! Ar Vai, Laura! Pakviesti administraciją mokytojus nusifotografuoti.
Atrodo, yra ten toli, vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos ir širdis privalo ką nors padengti nuo skausmo, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Šviesios naktys, lyg ryto sūruoja, naktelės Visas nakteles, visas dieneles, mamytė, tėvelis, supai, supavai, širdelė, šviesą davei. Sveiki visi. Kągi, aš esu deleguotas tėvelių vardu tarti keletą žodelių, ilgai neužtęsiu, žinau, kad daug kas nori pasisakyti, tačiau aš noriu pradėti nuo to, ar yra drąsių vaikų. Mokinių, ta prasme, abiturientų, kas drąsiausias, pakelkit ranką. Taigi, kuo pats vardu? Kornelijau? Gerai, maitinu tėvelį. Gerai, Kornelijau, dabar kuris jūsų manimų drąsiausias mokytojas? Mokytojai visi kuklūs. Taip. Paplojam! Jūs nepergyvenkit, aš jūsų nekakinsiu.
aš paprasčiausiai aš norėjau, kad būtų ir mokytojo atstovas, ir abituriento atstovas, aš kaip tėvelio atstovas. Mes esame visi vienis. Tai ir tą kalbą aš noriu pasakyti, kad mes kartu esame. Iš tikrųjų, aš noriu padėkoti visų pirma abiturientai jums, už jūsų begalinę kantrybę. Kiek jūs ten metų turėjote trinti tą suolą? 12, ar ne? 12 metų iškėlėt. Dar iškėsit, man atrodo, ir ten kažkur tai aukščiau, ar ne, kažkiek tai, bet nieko. Bet matau, kad visi šypsotės, visi patenkinti. Šiandienagi yra jūsų diena, ar ne? Ir aš norėčiau, kad jūs įsimintumėt tą dieną tikrai kaip labai ypač svarbę. Nes šiandieną jūs baigėte vieną etapą, einate į kitą etapą. Tai iš tėvelių vardu dėkoju iš tikrųjų jums, kad jūs tokie šaunus, jūs esat patys šauniausi, ar ne? Taip, ir tuo pačiu, kaip ir Laura sakė, ar ne, jūsų laida įvedė naują tradiciją Vėtrungio alėja. Aš manau, kad ateities kartos iš tikrųjų išpuoselės ir ta Vėtrungio alėja iš tikrųjų bus didžiausia, ilgiausia ir pati pačiausia. Taigi, čiagi yra jūsų noras, jūsų idėja, jinai tapo kūnu, jinai jau stovi, ta pati pirmoji Vėtrungė ir jūs esat kaip patys pirmiausi, bent šiuo atveju, ar ne? Taigi, ačiū jums. O dabar, mėly mokytojai, kaip Hugo yra pasakęs, ateitis priklauso mokytojams, ar ne? Tai ateitis priklauso jums, nesgi jūsgi visą šitą grožybę, jūs puoselėjat, jūs darote taip, kad žmonės išeitų į gyvenimą, kuo protingesni, kuo geresni, ir visokiausi, pačiausi. Nes ir Sokratas yra pasakęs, kad laiminga ta šalis, kurioje doriausi ir teisingiausi žmonės tampa mokytojais. Tai aš tikiu, kad jūs Lietuvą iš tikrųjų padarėt kažkiek tai laimingą. Ir mes, tėveliai, iš tikrųjų esam laimingi, kad jūs dabar šypsotės, sėdite čia ir, ir kaip sakant, ir vienoj eiliai, vienoj simbiozijai. Taigi mes esam tie patys, mes kažkada tai buvom mokiniais, tapom mokytojais, kažkas tai iš čia esančių irgi taps gal mokytojų ir ves į tą žydrą, gerą rytojų. Taigi ką, aš dėkoju, iš tikrųjų, ilgai netempsiu, dėkoju visiems administracijai, mokytojams, mokiniams, ir visiems tėveliams. Ačiū! Jūs šauniausi! Aš visai neseniai pirmą kartą pravėriau mokyklos duris. Širdelė spurda, bet mokytoja paėmė mano ranką ir nuėmė nuo manęs baimės naštą. Mano pirmoji mokytoja tokia miela, rami, šilta, nuoširdi. Ji išmokys mane dailiai rašyti, vengti rašalo dėmių, nubrauks ašarą nuo skruostų. Aš žinau, ji gins, kai reikės, ir kantriai mokys. Aš jai pasakysiu net savo paslaptis, o gal ir svajones. Turbūt ji man bus kaip mama. Aš seksiu kiekvieną jo žvilgsnį, ranką rašančią lentoje žodį ar skaičių, klausysiu jos balso ir labai norėsiu, kad ji prieitų prie mano suolo, ką nors pasakytų, patartų ar pagirtų. Ji man bus dėmesinga ir man primins gerąją fėją. Ji išmokys mane dirbti, stengtis, būti darbščiai, pareigingai, mandagiai, o svarbiausia sąžiningai. Ji išmokys mane pagarbos žmogui, mano miela pirmoji mokytoja. Labą dieną, mėly abiturientai. Bet taip, kaip buvo pasakyta čia, man vis norisi sakyti mano vaikai. Aš labai didžiuojuosi, kad buvau pirmoji mokytoja. Ir šiandieną tikrai yra ypatinga diena viskuo. Ypatinga emocijomis, ypatinga jauduliu, ypatinga prisiminimais ir tikriausiai ypatinga viltimis. Noriu abiturientų paklausti. Jūs mokėtės, kiek sakėt metų? 12.
Kiek skambučių buvo jūsų per tuos 12 metų, gal suskaičiavot, kiek buvo skambučių? Daug. Per daug. O aš galvoju, kad buvo 2 ypatingi skambučiai. Vienas skambutis atlydėjo jūs į 1 klasę, kur tikrai mokytojos sutiko kaip mamos, kaip draugės, kaip patarėjos. Ir antras svarbus skambutis yra šiandien. Aš linkiu, kad tie 2 svarbus skambučiai gyvenime jums būtų tarsi durys. Į kurias duris be paskambintumėte, atsivers jos ir ten sutiksite savo mylimus mokytojus, su kuriais galėsite pasidalinti džiaugsmu, galbūt ir vargu, nes kelias jūsų laukia tikrai nelengvas. Aš jums linkiu kuo nuoširdžiausios sėkmės. Aš jums linkiu nebijoti suklysti, nes visada yra 2 skambučiai, kaip tam žaidime, skambutis draugui. Eikite drąsiai gyvenimo keliu. Ne tik aš noriu šiandieną pasveikinti jūs, mėly abiturientai, bet yra dar mokytojų, kurie taip pat jums siunčia linkėjimus. Kuo nuostabiausios jums dienos. Apkabinu. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? Just like a song, I was so scared to face my fears. Nobody told me. Užsivėrė įvairias spalvės duris ir čia aš jau tik viešnia. Mano mintyse blaškosi keisti ilgesio jausmai. Gal mokytojai manęs nepasiilgo, o gal nebeprisimena. Tačiau jie visada turi svarbią vietą mano širdyje. Na, o kada pagaliau priprasiu ir suvoksiu, kad aš jau didelė ir pagaliau gimnazistė. Verčiu naują, bet nedrąsų gyvenimo latą. Čia mane pasitinka nauji iššūkiai, nauji mokytojai, draugai ir žinoma mūsų mokyklos direktoriai. Mėly mokytojai, abiturientai, socialiniai. Taigi, 2020 m. rugsėjį gimnazijos slenkstį peržengė 150 tuometinių jaunų. Tai jūs dabar 146 dvyliktokai arba ketvirtokai. Tada prieš 4 metus
buvote nedrąsūs, nerimas spaudė širdį, bet kasryt su nauja viltimi ir naujais lūkesčiais skubėjote į mokyklą. 4 metus kriptote sunkiausius mokslus, sprendėte ne tik uždavinius, bet ir gyvenimiškas problemas. Dalinotės džiaugsmais, laisvalaikio idėjomis, rūpinotės klasės draugais. Diskutavote apie žmoniškumą ir vertybės. Mokėtės atleisti ir užjausti. Abejojote, ar tikrai gilių šaknų speigas nepaliečia. Jūs mokėtės daugybės dalykų. Vienus mėgote, kitų ne. Sutikote įvairių mokytojų. Linksmų, griežtų, atjaučiančių. Jūs mokė, kad visos spalvos paletėje gražios, tik reikia jas išmokti derinti. Ir derinti jas ne visada galite vien patys, o muzikos garsai. Kokia nata simbolizuoja džiaugsmą, sėkmę, nerimą, o kokia melodija atspindi nuoširdumą, išmintį ir paprastumą. Tikėjote, kad danguje yra daugybė šviesulių, tik reikia susirasti savąjį. Tačiau po eilinio kontrolinio darbo jūsų danguje tų žvaigždžių būdavo ne tiek ir daug. Jūs nepasidavėte, įgijote dar daugiau pasitikėjimo ir siekėte to, kas nepasiekiama. 4 metai prabėgo tarsi filmas ekrane. O koks jis buvo? Drama, komedija, nuotykiai, o gal istorinis? Laikas, praleistas šioje mokykloje, irgi taps dalimi tavo gyvenimo istorijos. Liko tiek nedaug iki išsvajotos laisvės pasirinkti tolimesnį gyvenimo kelią. Tad būkite dėkingi savo, tėvams ir mokytojams. Susikaupimo ir išminties jums, mieli abiturientai, laikant egzaminus. Sėkmės visur ir visada. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the dawn on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. The bullet
tave giliai į širdį, kaip dirvožemį susigeria lietus. Vėlavimo į pamokas. Laisvas nuo matematikos, lietuvių istorijos, nuo kontrolinės. Mielas, negaliu ateiti ir santykių. Aš tam daug nebeskaitau. Ir nebemėgstu laiko ateiti. Nes bus toks momentas gyvenime, kai suprasti, kokia gali būti nebesimokyti, neberašyti, nevienetų, įvertinti, išmoktas pamokas, nes paprastas yra ramokas gyvenimas. Gerbk ir mylėk tik save vieną, bet nereikalauk ir nesitikėk pagarbos iš kitų. Nieko nedaręs kitam, nieko negausi atgal. Jaukite tas taisyklės ir reikalavimus, dėl kurių tu tikrai ant manęs, bet nepykite tokia pat vaikų. Savo svajonę. Venk bet ko, net ir mažiausią dalį. Svaiginkis, bet svaiginkis gyvenimą. Džiaugsmas atrodo tartum stebuklas, kuriuo tikėti pradedu. Visas gyvenimas vienintelis, vienas didžiulis mano stebuklas, nepaprastas paprastumu. Viskas, aš užaugau.
Sveiki visi. Miela matyti jūs, abiturientus, tėvus, mokytojus bei administraciją. Ir aišku, stovėti čia ne pirmą, bet dėja paskutinį kartą. Nesunku pagalvoti, kad jau beveik mes baigėme ilgiausią, jie atrodo sunkiausią mūsų gyvenimo etapą. 12 metų. Ir po jų mes liūdais veidais paliekame vietą, kurioje sukūrėme vienus gražiausių prisiminimų. Ne kartą iš tėvų ar senelių girdėjome žodžius, jog šis gyvenimo etapas praeis greičiausiai. Gal nenorėjome to tikėti, bet dabar pradėjome suvokti, kad per tokį trumpą laiko tarpą mes sužinojome ir išmokome tiek daug. Ir jau nepasvarbu, tai padarėme sunkiuoju ir lengvuoju būdu. O už savo išmoktas pamokas turime dėkoti ne kam kitam, bet savo mylimiems mokytojams, kurie stebėjo visus mūsų didelius bei mažus žingsnius, laikėmus visose situacijose, nukeldami atskaitomosius darbus į sekančią dieną. Kartu džiaugiasi ir rašė teigiamą pažymį dienyną. Mokytojams, kurie kovoja su išmaniausiomis technologijomis, tokiamis kaip ChatGPT ar Fotomet, kurių dėka mokymas rezultatai tapo geresni. Tačiau svarbiausios gyvenimo pamokos buvo išmoktos vien tik jūsų dėka. Jei ne jūs, tai daug tikrai nebūtume pasiekę. Taip pat esame dėkingi mūsų mokyklos administracijai, kuri rūpinasi kiekvieno mūsų ūkiu. Jūsų dėka mes didžiausią pagarbą galime nešioti Klaipėdos Vėtrinės gimnazijos vardą. Ir aišku, atminimui norime jums palikti savo laidos vietą. Esame dėkingi mūsų mielosiams budidžiams, kurios mūsų kvailesnius poelgius, kaip filmas stebėdavo per kameras, leido į mokyklą pamiršus mokinio pažymėjimą. Ir aišku, kiekvieną darbo dienos rytą mus pasitikdavo su šypsena veide. Valyklos darbuotojams, kurie užtikrino, kad kiekvienas mūsų būtų sotus bei laimingas. Ir be abejo, mūsų mokyklos valytojams, kurios pasirūpindavo atrodo tokio mažo pastato švara, tačiau turinčios savyje tiek daug prisiminimų. Na, o pati didžiausia ir nuoširdžiausia padėka yra skiriama mūsų mylimosioms auklėtojams, kurios kiekvieną dieną stebėdavo mūsų pramiegotas, apie pateisinamos priežasties paleistas pamokas, pranešdavo džiugią žinią, kad nėra vienos ar kitos mokytojos, bet svarbiausia, kad rūpinasi ir džiaugiasi už mus, kaip už savo pačių vaikus. Ačiū Jums labai. Paplokime dar kartą savo mylimom auklėtojom. O dabar norėčiau pakviesti savo brangius kolegas Laurą bei Gabrielių. Tai jau tikriausiai numanot, kas dabar bus ir ką dabar darysim. Nešoksim ir nedainuosim. Skaitysim. Gerai, tai perleidžiam trečiokams testamentą. Tai pirmasis punktas. Paliekame prisiminimus apie seną mokymosi sistemą. Taip pat paliekame sunkiai įveikiamas chemijos laboratorinio ir informatikos kabineto duris. Paliekame galimybę kiekvieną mėnesį keisti skambutį. Senas dar sugrįš. Paliekame atmintyje likusią Rimi parduotuvę.
Paliekame galvos skausmą ieškant mokinio pažymėjimo, norint įeiti į mokyklą. Paliekame kabinetuose įrengtus kondicionierius, kurių negalime įjungti. Paliekame vietą, kurioje susikuria vieni iš nuostabiausių prisiminimų – Zagoną. Taip pat prie Zagono paliekame Zagono Instagramą. Paliekame papildomus baltymus valgyklos patiekaluose. Ir paskutiniam punktui norime įteikti dovaną ir pirmiausia norime, kad ją pamatytume. Po keletos laidų prašymo paliekame suoliuką su idėja jį reklamuoti. O taip pat norisi tarti ir nuoširdų padėkos žodį mūsų visiems mokytojams. Taigi ačiū Jums už tai, kad tikėjote mumis, padėjote ir stengiatės. Taip pat vilėmės, kad mus išugdėte tapti tikrais žmonėmis. Paskutinį kartą norime padovanoti Jums dainą kartu su mergaičių ansambliu, grupė kartu, Auksė ir manimi. Regis taip neseniai buvusi vaikystė, kaip geras svajon, nežinodar žinau, nebijot ir sugrįžt. Atsigailėte, pirmą šią naktį grįšiu, kuo greičiau jos sulaukt, išbandyti, išragaut, nepameluot. Ir jei jūs
laikas sustos. Ir jei danguje matysiu žvaigždžių, ir jei mintyse nežinosiu, kur tu, mano širdis taip pat ieško, nenuleisi jos. Kelias namo, kelias namo, kelias namo, kelias namo, kelias namo, kelias namo. Mes 26 gimnazistų laida, kaip ir buvo pasakyti, ypatingai. Visa ko pradžia kažkur toli. Šiandien į mūsų gimnaziją atvyko ypatingų svečių. Pirmosios gimnazistų laidos atstovų. Taigi pasitikime jos liūsmingais plojimais. Labadiena, brangioji Vėtrungės bendruomenė. Tikrai labai didelė garbė ir džiaugsmas atvykti į šitos antruosius namus. Tikrai labai puikiai jaučiamės čia būdami, gimsta prisiminimai, atgimsta ir labai svarbu matyti mūsų tikrai buvusius mokytojus, kurie pakloja mums labai stiprius pamatus gyvenimo, kaip reikia, nes pravertė, pakloja ir Regina Mickutė, ir Daiva Mickutė, ir Vida Auglienė, ir kiti. Kadangi žinau, kad visi labai mėgstate ilgas kalbas, tai aš pasistengsiu stipriai jūsų nedžiuginti. Ir norėčiau pasakyti, kad tiksliau padovanoti nuo mūsų laidos šitą Vėtrungę mokyklai. Kaip sakė, ši Vėtrungė sukurta modernaus autoriaus Algirdo Stonio A.K.A. Kubriukas, jei kas žinote. Ir savo ruožtų norėtumėm palinkėti, kad... Ką palikome? Palikome himną mūsų ir Vėtrungę. Gimnazija, taip mes buvom pirmoji laida. Gimnazijos himno autorius Nerijus Kaučikas dėja negalėjo atvykti. Labai gaila, dirba prezidentūroje ir turi daug darbo, tai neišleido jau. Būtų pats asmeniškai padainavęs ir tikrai apmaudu, bet norėtumėm palinkėti himno žodžiais, palinkėjimą tikėkit savim ir savo jėgom ir viskas bus gerai. Ačiū labai gerbėmiems svečiam, ačiū už tai, kad jūs atvykote, o ansamblis tęsia jūsų pasveikinimą. Mėly abiturientai, atsistokite ir paskutinį kartą sudainuokite Vėtrungės dainą. Nes mylime laisvę ir vėjo tekėjimą, kada gražioji Vėtrungė pakyla. Nuskaidrina dalykus mūsų troškimus ir vilčiai suteikia sparnus. Ir vilčiai suteikia sparnus. Tikėk savimi ir savo jėgom.